Labadiena, gerbiami BTV televizijos žiūrovai. Sveiki atvykę į Visaginą, miestą Utenos apskrityje, 40 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos. Miestas labiausiai žinomas dėl netoli Visagino esančios Ignalinos atominės elektrinės, kuri buvo uždaryta 2009 metais. Taip pat nepriklausomybės laikotarpiu mieste pradėti rengti country muzikos festivaliai Visagino country, o šiandien čia mūsų laukia ketvirtasis Lietuvos galiūnų čempionato etapas. Beje, labai svarbus, Lietuvos galiūnų čempionatas pasiekė kulminaciją ir šiandien išaiškės visi finalistai. Leiskite pristatyti jums dalyvius, kurie šiandien čia kausis. Tai 9 galiūnai: Vitalijus Grižanauskas, Mindaugas Jaras, Tadas Gešas, Dainius Ripšys, Donaldas Andriulis, Vilmantas Bliujus, Vidas Blekaitis, Marius Lalas ir Vytautas Lalas. Atkreipkite dėmesį į šias pavardės, net nebejoju, kad šiandien tarp dviejų brolių Lalų užvirs labai rimta kova. Primenam, kad rugpjūčio 25 dieną pajėgiausi Lietuvos galiūnai susirinks į Pakruojį, kur vyks finalinis Lietuvos galiūnų čempionato etapas. O šias varžybas mums padės komentuoti Žydrūnas Savickas, stipriausias Lietuvos ir pasaulio žmogus. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Ar nesuklydau pasakydamas, kad Lietuvos galiūnų čempionatas pasiekė kulminaciją? Be abejo, paskutinis etapas ir paskutiniai bilietai bus išdalinti į finalą. Ir šiandien paaiškės, kas dalyvaus Pakruoje finale. Taigi iš 9 galiūnų, kuriuos šiandien matome, į finalą pateks 5. Ar tiesa? Tiesa, 5 ir praeitų metų čempionas. Taip, sakykime taip, Marius Lalas, Vytautas Lalas, žmonės Vidas Blekaitis, Vilmantas Bliujus, šie galiūnai jau ko gero užsitikrino savo vietą finale. Kam ypatingai svarbus šis etapas? Na, kadangi ne visose etapuose dalyvavo, tai iš tikrųjų šis etapas labai svarbus Vytautui Lalui, kuriam reikia būtinai laimėti šį etapą, nes nelaimėjus jis nepatektų į finalą. Taip pat aktualus Mariui Lalui, kuris taip pat, jeigu laimėtų, gali patekti į finalą, nes irgi dalyvavo tik tai vienam etapė prieš tai. Tai iš tikrųjų intriga yra, ar pateks mūsų lyderiai. Taigi Vytautui Lalui labai svarbi ši diena, jeigu jis laimė, jis patenka į finalą, jeigu ne, ne. Čia Jevgenijus Šuklinas, olimpinis vicečempionas. Visaginas be jokios abejonės audringom ovacijom sutinka mūsų medalininką. Ar pats buvote Visagine? Tai buvau. Kokia žiūrovų reakcija, ar daug buvo žmonių susirinkę, kas dar vyko be galiūnų varžybų? Tikrai buvo didelė miesto šventė, vyko daug kitokių atrakcijų, galiūnų pertraukėlių metu vyko įvairių sporto šakų pasirodymai, meno kolektyvų pasirodymai. Tikrai buvo įdomi šventė. Beje, priminsiu, kad Visagino mieste gyvena apie 32 000 gyventojų. Ir dar vienas įdomus faktas, kai buvo renkamas senais laikais vardas Visaginui, tai buvo įvairiausių svarstytinų pavadinimų ir Aukštaičiai, ir Aušrinė, ir Broluva. Čia analogija Bratsko miestui, bet įdomiausia, kad buvo noras pavadinti šį miestelį Galiūnais. Labai būtų vykęs pavadinimas. Taip, vykęs pavadinimas, tačiau 92 metais Visaginas pavadintas pagal greta telkšantį Visagino ežerą. Šiek tiek išgirdome Visagino miesto istorijos, o čia pati pirmoji rungtis, tai yra statinės metimo rungtis. Ir čia, ko gero, užvirsta pirmoji mikrodvikova tarp Vytauto ir Mariaus Lalo, taip? Na, iš tikrųjų, šioje rungtyje bus sportininkai stiprus. Ir vis tik tai Marius Lalas padarė klaidą ir tai jam tikrai kainuos pirmą vietą. Kokia tai buvo klaida? Trečią statinę nepermetė iš karto ir reikėjo kartoti. Tai iš tikrųjų sugaišo mažiausiai 3-4 sekundės sportininkus. Taip, trumpai dar priminkime, gal kas tik dabar prisijungė prie mūsų, o galbūt galiūnų pirmą laidą stebi, kokios čia taisyklės. Čia yra 4 statinės, 12, 14, 16 ir 24 kg ir jas reikia permesti per 4 metrų 60 cm aukštį. Ir kas tai padaro greičiau, tas laimė, ar ne? Jeigu visų nepermeta, tai fiksuojamas laikas kiekvienai statinė atskirai. Taip, beje, kalbant apie brolius, Vytauto Lalo galime pacituoti interviu, su broliu visada konkuruojame ir tai abiems į naudą šioje rungtyje, statinės metimo rungtyje. Labai svarbi genetika, mes su broliu matyt gerai genetiškai sudėti, todėl mums šioje rungtyje sekasi. Ko gero, nieko negalima nei pridurti, nei atimti. Na, iš tikrųjų, šioje rungtyje visada gerai pasirodo aukšto ūgio sportininkai.
bet broliai Lalai tikrai stebina šioje rungtyje visus galiūnus, nes ir su mažu ūgiu šioje rungtyje pasiekė labai įspūdingus rezultatus. Taip, kas jau užsitikrino vietą finale iš mūsų galiūnų? Saulius Brusokas, kurio nematėme šiandien etape. Priminsime, kad Saulius Brusokas pirmąją etapą laimėjo. Taip, jis laimėjo. Ir Vydas Blekaitis. Taigi šie du sportininkai yra užsitikinę, o kiti visi dar kovoja. Aišku, arčiausiai yra jų Vilmantas Bliujus, kuriam tiesiog reikia šiandien užimti ne žemesnę kaip 6 vietą. Žemiau jau būtų visai nekas. Beje, šiek tiek šnektelkime, štai Vytautas Lalas, gal į jo pasirodymą atkreipkime dėmesį. Jam ypatingai svarbu gerai startuoti pirmoje rungtyje ir parodyti, kad jis iš tikrųjų yra pasiryžęs laimėti, nes tik pergalė jam garantuotų vietą finale. Man atrodo, beprotiškai geras pasirodymas, 9 sekundės 5700. Labai geras rezultatas ir aišku, kad šiandien jisai šią rungtį laimės. Nors ir darė viską užtikrintai, lėtai, taigi sportininkas darydamas viską dar greičiau galėtų pagerinti rezultatą, bet jisai matė, kad tikrai šiandien nieks nepasipriešins šioje rungtyje. Na kągi, 9 sekundės 5700, tai yra atskaitos taškas, į kurį mums reikia žiūrėti. Na, spėjame, kad vargu bau ar kas nors pagerins šį rezultatą, bet pasižiūrėkite, kaip šioms varžyboms nusiteikęs Vilmantas Bliujus. Jaunatviškas maksimalizmas veržėsi per kraštus. Na, iš tikrųjų, sportininkas labai buvo nusiteikęs, bet tas nusiteikimas tikrai jam nepadėjo ir vis tik tai jisai padarė klaidą ir matosi, kad labai susinervavo. Ar galime pasakyti, kad tai buvo, kaip sportininkai sako, perdegė šioje rungtyje? Čia tikrai perdegė. Pirmas metimas buvo puikus, o antras netoks ir po to sekė klaida po klaidos. Na ir Vilmantui Bliujui skamba pavojaus varpai, bet kokiu atveju dar liks 5 rungtys, dar ne viskas prarasta. Vilmantas Bliujus, priminsime, turi užimti ne žemesnę nei 6 vietą. Donaldas Andriulis 2 statinės, 11 sekundžių 9700. Na, matome daug klaidų pirmoje rungtyje. Na, ne visi sportininkai šioje rungtyje yra ypatingai pajėgus. Tai vis tik tai ta rungtis yra tokia techniškai gan sudėtinga. Reikia ne tik jėgos, bet ir greičio ir labai jausti tą metimą. Ypatingai sprogstamos jėgos reikia. Tai čia nėra tokia paprasta rungtis, kurią pakėlė ir nuėjo. Čia reikia 4 kartus atlikti veiksmą preciziškai tiksliai, kad pataikyti statinę, kad perskristų per kartelę. Ypatingai atkreipkime dėmesį į Vydą Blekaitį, juk turi jisai nesuvestų sąskaitų su broliais Lalais. Be abejo, manau, kad jisai tikrai nori laimėti, kaip ir tą padarė šiais metais antrame etape. Manau, kad jisai nori pakartoti dar ir dar kartą. Vydas Blekaitis 11 sekundžių 20 žiūrint lyg iš rašto mėtė statines, tačiau laiko sugaišo šiek tiek daugiau, 2 sekundėmis daugiau negu Vytautas Lalas. Na, nematome patenkintos Vydo Blekaičio veido išraiškos. Ar tai yra pralaimėjimas, galų gale jisai jau tarsi ir turi vietą finale? Na, iš tikrųjų, visada norisi geriau, bet Vydas atliko tikrai puikiai šią rungtį. Tai nėra jo stipriausia rungtis ir manau, kad tai puikus rezultatas. Manau, kad varžybose tai yra jo asmeninis rekordas. Na, prisiminus, kad kai kurie galiūnai permetė tik 1 statinę, kiti tik tai 2, tai Vydo Blekaičio laikas iš tikrųjų neblogas ir be jokios abejonės Vydas Blekaitis visada svajoja tik tai apie patį aukščiausią laiptelį, bet į 3-tuką, 2-tuką, ko gero jis pateks. Tai jau galime po pirmos rungties įvardinti ir favoritus: Marius Lalas, Vydas Blekaitis, Vytautas Lalas. Manyčiau, kad tikrai šitie sportininkai varžysis 3-tukę, tik neaišku, kokias vietas užims. O štai dar apie Vydą Blekaitį galėtume pasišnekėti. Jisgi finale jau vietą užsitikrinęs, bet vis tiek dalyvauja šiuose varžybose. Štai matome 3-tuką: Lalas, Blekaitis 2, Marius Lalas 3, Repšys 4, Andriulis 5 ir matote Vilmantas Bliujus tik tai paskutinis. O dabar pakalbinkime šios rungties čempioną. Dėl laimėjimų visos rungtynėse bus labai sunku, nes artėja labai svarbus startai. Rugsėjo mėnesį pasaulio čempionatas, už poros dienų Marijampolės čempionatas, taip kad iš tikrųjų šiandien gal netgi reikėtų truputį tausoti jėgas ir stengtis dalyvauti visose varžybose labai gerai. Ačiū.
O toliau matysite štai tokias rungtis. Svarmenų kelimo estafetė, bus į ką pasižiūrėti. 2 svarmenų laikymas, 2 svarmenys po 15 kg. Skydo nešimas 182,5 kg. Taip pat automobilio atkėlimas. Visada žiūrovų labai mėgiama rungtis. Naščių nešimas, matote, kokie bus nešami svoriai. Likite su BTV. Lietuvos galiūnų čempionatas, 4. etapas Visagine. Dar kartą sveikiname su galiūnų gerbėjais, galiūnų sporto mėgėjais. Ir čia Visagine vyksta 4. etapas, kuriame išaiškės, kasgi dalyvaus finale, kuris vyks rugpjūčio 25 dieną Pakruojyje. Beje, šiandien rodoma štai ši laida ir ko gero galime pakviesti į tą finalinį Lietuvos galiūnų čempionato etapą mūsų žiūrovus. Taip, kadangi pažiūrėję šią laidą Pakruojo gyventojai gali tikrai aplankyti varžybas ir pamatyti finalą gyvai. Pagal ką buvo pasirinkta, kad Pakruojyje vyks šis labai svarbus reginys? Na, aišku, daugiausia priklauso nuo datos, nes paskutinės varžybos tai yra finalas ir Pakruojus pageidavo būti tą dieną, kada paskutinis etapas ir taip sutapo, kad finalas yra Pakruojyje. Ar jau žinoma, kokios rungtis laukia finale? Finale bus sunkios rungtis, bus, kaip matome, dabar Vilmantas Bliujus kelia svarmenį, tai bus svarmens kelimas, rasto kelimas, vilkiko tempimas 16 tonų, ko Lietuvoje nėra dar tempę tokio svorio, piramidės sukelimas, atkelimas, akmenų sukelimas, bus 7 sunkios rungtis. 7 rungtis, čia 4 etape iš viso dalyvauja, priminsime, 9 sportininkai, 6 rungtis, ne 7. Na ir Vilmantas Bliujus dabar iškėlęs rankas, patenkintas jis rezultatu. Pristatykime dar ir šią rungtį, gerbiamas Žydrūnai. Na, tai yra tokia tradicinė rungtis, kelimas estafetė į viršų, kada naudojami skirtingi prietaisai. Pirmas yra 100 kg luitas, antras prietaisas yra Apolono šis, kuris sveria 130 kg, po to rastas sveriantis 140 kg ir hantelis, kuris sveria 105 kg. Tiesa, tai nėra liktai sunkiausias prietaisas, bet kadangi reikia iškelti vieną ranką, tai sportininkam jis yra sunkiausiai įveikiamas. Na, iš tikrųjų reikia apskaičiuoti jėgas šioje rungtyje, svorių pakelti tenka išties labai daug ir pakankamai neįprasta matyti Vilmantą Bliujų, kuris pradėjo šią antrą rungtį. Na, tradiciškai būna, kas pirmoje rungtyje būna paskutinis, tai pradeda antrą rungtį, tačiau Vilmantas Bliujus perdegęs pirmoje rungtyje, labai nevykusi Vilmantui buvo ši rungtis, antroje parodė neįtikėtiną gerą rezultatą. Na, iš tikrųjų, sportininkas įveikė visą rungtį, gan geras laikas ir manau, kad nedaugeliu sportininkui pavyks jį aplenkti. Dar kartą priminame, kad Vilmantui Bliujui, taip pat kaip ir Vytautui Lalui, šios varžybos yra labai svarbios. Vilmantui Bliujui reikia užimti aukštesnę ne žemesnę nei 6. vietą, o Vytautui Lalui tik vienas kelias į finalą, tai yra laimėti šias varžybas. Taip, nes antra vieta negarantuotų kelialapį į finalą. Taip, dar grįžkime šiek tiek prie Vido Blekaičio, juk puikiai galėtų jisai nedalyvauti šiuose varžybose ir ruoštis finalui, tačiau užsispyrusiai dalyvauja. Na, iš tikrųjų, sportininkui nėra tiek daug varžybų ir reikia dalyvauti, bet to ir miestas nori pamatyti visus stipriausius Lietuvos galiūnus, taigi Vydas pradžiugino Visagino gyventojus ir atvyko dalyvauti. Saulius Brusokas kaupė jėgas finalui? Saulius Brusokas, kadangi dalyvavo net 3 etapuose, tai jisai kaip ir nori pailsėti prieš finalą. Taip pat varžybos vyko Marijampolėje po šių varžybų iš karto, kurias jis laimėjo.
Tai kaip namuose norėjo, aišku, geriau pasirodyti, tai palsėjo šiuose varžybose. Vytautas Lalas duotame interviu užsiminė, kad laukia labai daug svarbių startų ir tarsi suprantu, kad jam šiokia tokia dilema. Tarsi čia reiktų ir netaupyti jėgų, tik tai pirma vieta ir nedaugiau, o oponentai labai rimti, Marius Lalas, Vidas Blekaitis. Kita vertus, laukia dar daug svarbių varžybų, ar ne per daug varžybų mūsų galiūnams? Na, varžybų tikrai nėra daug. Vis tik tai Lietuvoje vyksta 5-6 varžybos per metus ir tik nedaugelis dalyvauja tarptautinėse varžybose. Ir Vytautas Lalas šiais metais tikrai nėra labai daug dalyvavęs, bet dar laukia nemažai varžybų, nes ir pasaulio čempionatas, ir čempionų lygos pusfinalis spalio 6-7 dienomis Lietuvoje, pasaulio rasto kelimo čempionatas Lietuvoje. Tai tikrai rimti startai artėja. Taip, kalbame apie kitų startus, galų gale kalbant ir apie jums šie metai vieni intensyviausių karjeroje. Taip, iš tikrųjų, Europos čempionate laimėjau 1 vietą, čempionų lygoje dalyvauju beveik visuose etapuose, laukia pasaulio čempionatas, taip pat ypatingai svarbu namuose čempionų lygos pusfinalį ir pasaulio rasto kelimo čempionate gerai pasirodyti. Kaip, ar sugebėsite apskaičiuoti jėgas? Na, čempionų lygoje žinau, kad dalyvausite tik tam tikrose dabar etapuose, kol kas jūs ten pirmaujate ir BTV žiūrovai tą gali matyti čempionų lygos etapus, bet dar daug varžybų, ar užteks parako? Na, kol kas viskas gerai, reikia tikrai jėgas apskaičiuoti, kad liktų visom varžybom, tai stengsiuos taip daryti. Taip, o dabar matome, kad galiūnai ir toliau varžosi antroje rungtyje ir čia jau darosi pakankamai karšta. Žiūrovai matome iš tikrųjų apsupę galiūnus, mėgaujasi šiuo reginiu. Marius Lalas 3 svarmenis jis iškėlė, o čia Vidas Blekaitis. Pirmoje rungtyje jis nusileido Vytautui Lalui ir dabar štai galiūnas iš Birštono. Labai greitai įveikė 1 rungtį ir tikrai Vydas kelia luitą visada labai pavojingai, beveik kaip loterijoje, pavyks, nepavyks, nes vis tik tai išmetus luitą pagauti, kad išlaikyti balansą labai yra sunku. Na, vabank keliauja Vidas Blekaitis, jo laikas 18 sekundžių, o štai čia jo pagrindinis oponentas Vytautas Lalas. Na, gal taktika ir visai nebloga, ar ne visose etapuose dalyvauti, pasiruošti, ateiti. O štai ir nuo klaidos prasideda. Iš tikrųjų, čia sugaišo laiko, bet kadangi Vydas neiškėlė hantelio, tai jam reikia tiesiog šiek tiek greičiau negu Vilmantas Bliujus iškelt ir būtų 1 vieta. Vilmanto Bliujaus, priminsiu, laikas yra 57 sekundės, o štai pagrindinis svoris ir hantelis iškeltas, tai bravo, padėkoja žiūrovams. 25 sekundės 93 šimtosios ir tai net nebejotinai yra 1 vieta, antroji 1 vieta Vytautui Lalui. Štai antroje vietoje Vilmantas Bliujus. Daugiau nei per pusę laiko atsiliko nuo Vytauto Lalo, bet Bliujui tai taip pat labai geras rezultatas. Matėte svarmenų kelimo estafetę, matote rezultatus, netrukus 3 rungtis. O dabar rezultatai po 2 rungčių. Vytautas Lalas, jo tikslas, primename, 1 vieta, 3 taškais jis lenkė Vidą Blekaitį, Marius Lalas 3 vietoje, Bliujus 6 vietoje, na, rugiuose prie bedugnės, jeigu galima taip sakyti, Vilmanto Bliujaus padėtį. O čia matėte, kaip ir sakė Žydrūnas Savickas, kad vyko šalia taip pat labai daug įdomių atrakcijų ir čia merginų grupė Kitokios. Taigi tikra šventė atkeliavo į Visaginą. Ar tikrai dar liūdėjai, man brangus, kaip vanduo esi. Man labai tavęs reikia, karštesnio už gaisrą. Gal supratai, norėjai iš proto, šiurpiais per odą. Greičiau ateik, karšti vakarai, o šiandien vaizdai. Šiandien gyvensim daug geriau nei gerai. Auksiniai laikai, sugrįžtam žinai. Na kągi, dėkojame merginų grupiai Kitokios, o mes grįžtame į mūsų varžybas ir čia 3 rungtis, pirmasis joje pasirodo Tadas Gečas, na, praščiausiai pasirodęs antroje rungtyje, tai 2 svarmenų laikymo rungtis. Trumpai apie šią rungtį, Žydrūnai. Ši rungtis yra
sportininkų išbandymas, kantrybės, skausmo pojūčio. Sportininkai laiko 2 statinės po 16 kg ir rankos turi būti tiesios, negalima jų sulenkti ir negalima per aukštai iškelti, aukščiau ausų lygio ir nuleisti žemiau peties lygio. Jeigu sportininkas neklauso teisėjo, tada yra stabdomas laikas. Taip, Tadas Gečas jau davė atskaitinį laiką, tai yra 22 sekundės. Dabar Vitalijus Grižanauskas, na, ar jam pavyks tas 22 sekundės išlaikyti, taip išlaikė. Ir dar daugiau, vieta be jokios abejonės bus aukštesnė. Vitalijus Grižanauskas, laikas tikrai neblogas, 27 sekundės 80. Na, vis akcentuoju savo simpatiją Vitalijui Grižanauskui, užsispyręs galiūnas, kiekvieną kartą labai smagu stebėti jį šiuose varžybose. Na, iš tikrųjų, sportinis pyktis, tas kovingumo charakteris yra viena iš svarbiausių savybių sporte. Na, charizmatiška asmenybė, visa veido išraiška, visų kūnų byloja, kokios svarbios jam kiekvienos yra varžybos ir kaip norisi laimėti. Na, gal tie norai tiesiog ne visada sutampa su galimybėmis, ar ne? Na, vieną dieną norai vis tiek realizuojasi, svarbu daug metų treniruotis, norėti iš tikrųjų, tai galiūnų pasaulyje nebūna rezultato greito ir lengvo, reikia dirbti apie 10 metų, kad tikrai pasiekti aukštus rezultatus. Taip, Vitalijus Grižanauskas kol kas pademonstravęs geriausią laiką, tai yra 27 sekundės, kiti laikai 22, 23 sekundės, kol kas 27 dar niekas nepagerino, išskyrus štai šį galiūną, kuris artėja prie geriausio laiko šioje rungtyje. 33 sekundės nakovoja pats su savimi, 34 sekundės. Puikų laiką demonstravo Dainius Repšys, 34 sekundės, 78 šimtosios ir dabar jau žiūrėsime į šį laiką. Donaldas Andriulis, šiek tiek apie šį sportininką, kurį taip pat matome galiūnų varžybose. Donaldas Andriulis yra vienas iš realiausių pretendentų patekti į finalą. Sportininkas dalyvavo visose etapuose, užėmė aukštas vietas ir tiesiog šiandien jam reikia sudalyvauti pagal savo galimybės ir bus vieta finale. Kaip minėjau, kad aplenk Donaldą Andriulį reikia arba Mariui Lalui, arba Vytautui Lalui laimėti pirmą vietą. Tai iš tikrųjų iš jų vienas tik gali patekti į finalą ir kažkas būtų neįtikėtina, jeigu abu patektų. Tai vis tik tai Donaldas turi realiausias galimybės su Vilmantu Bliuju būti finale. Tai žmonės, kurie realiausiai taip gali patekti į finalą. 42 sekundės, 47 šimtosios, labai neblogas Donaldo Andriulio laikas. Jeigu jis taip ir toliau rungtyniaus, kelias į finalą laisvas, ar ne? Na, iš tikrųjų, sportininkas šiemet dalyvauja labai stabiliai, visus etapuose puikiai pasirodo ir Visagine, matom, tikrai demonstruoja puikią sportinę formą. Taip, o čia Marius Lalas. Taip pat jam labai svarbi ši rungtis. Donaldas Andriulis užkėlė kartelį iki 42 sekundžių. Pakankamai geras laikas. Kokį laiką pademonstravo šioje rungtyje, jau galima būti ramiam? Na, 42 sekundės tai yra tikrai aukštas rezultatas. Ramiam dar negalima būti, bet kad patekti prizininkų trejetą, tai yra tikrai labai realu. Na ir žiūrėkit, Marius Lalas, 37 sekundės. Blogesnis laikas nei Donaldo Andriulio, kol kas Donaldas Andriulis yra šios rungties lyderis. Štai plačiai pražvelgtos kojos, pasiruošęs šiai rungčiai Vidas Blekaitis, visokeriopos sėkmės jam linkime. Kol kas jis 3 taškais atsilieka nuo Vytauto Lalo. Planas maksimum, tai yra 42 sekundės. Pusė jau to laiko Vidas Blekaitis atlaikė šios 2 svarmenis, kurie tikrai nemažai sveria. Štai jau ir 30 sekundžių, na, dar 12 sekundžių. Ar pavyks Vidui Blekaičiui šiose varžybose laimėti nors vieną rungtį ir aplenkti savo pagrindinį konkurentą Vytautą Lalą? 41-42. Taip, ko gero, Vido Blekaičio tai bus geriausias laikas. Oho. Ir labai puikiai pasirodo šioje rungtyje Vidas Blekaitis. Na, suprantamai laiko kuo ilgiau jisai šios svarmenis, nes Vytautas Lalas startuos po jo 57 sekundės. Na, jau čia ramuma turėtų būti. Manau, kad tikrai Vytautas Lalas neišlaikys tiek, tai tikrai puikus rezultatas ir tikrai bus sunku pasiekti tokį rezultatą. Vytautui Lalui nėra tai labai palanki rungtis. Vilmantas Bliujus, kaip matėme, viename iš etapų šitoje rungtyje neblogai pasirodė, tai galbūt jisai galėtų priartėti, bet nemanyčiau, kad aplenks.
Na, sakykim taip, beprotiškai laukiame Vytauto Lalo pasirodymo, ar jam pavyks pagerinti 57 sekundžių parodytą laiką, kurį demonstravo Vidas Blekaitis, o čia Vilmantas Bliujus. Taip nesėkmingai pradėjo šias varžybas. Antroje rungtyje pasirodęs kuo puikiausiai. Na ir dabar kovoja jisai pats su savimi. Na, bent jau 42 sekundės. Jeigu Vilmantas Bliujus išlaikys, sakykime taip, rezultatas bus tikrai puikus. 42 yra. Na, bandys dar. Taip, 44 sekundės. Neturėtų nusivilti Vilmantas. Na, tikrai geras rezultatas, manau, aukšta vieta. Geresnis nei Marius Lalo. Sportininkas tikrai turėtų būti patenkintas. Taip, kol kas Vidas Blekaitis pirmas. Vilmantas Bliujus antras. Marius Lalas trečias. Na, o čia žiūrėkime, olimpinė ramybė Vytauto Lalo veide. Na, stebint į tokius rezultatus, kokius demonstruoja Vytautas Lalas, ar ramu stipriausiam pasaulio žmogui prieš Lietuvos galiūnų finalą? Na, visada reikia varžovus vertinti, bet kada esi pasiruošęs stipriai, tai iš tikrųjų yra viskas gerai ir jautiesi ramus. Vytautas Lalas, matome, irgi puikia sportinė forma demonstruoja. Tikrai jisai yra šiemet puikios sportinės formos, laimėtas sidabro medalis Europos čempionate, tai iš tikrųjų sportininkas yra pajėgiausias, vienas iš pajėgiausių Europoje ir pasaulyje šiai dienai, tai kada lietuviai du užlipa ant aukščiausios pakilos, tai iš tikrųjų yra fantastika. Na, o mes sveikiname Vidą Blekaitį, kuris laimėjo pirmą rungtį šiuose varžybose. Pirmą, klausimas, ar ne paskutinė? Pakalbėkim nugalėtoją. Šitoje rungtyje visą laiką stiprus. Galbūt tikėjausi didesnio tokio dalyvių pasipriešinimo, pagrindinio galbūt varžovo Vytauto Lalo. Aišku, labai malonu, kad laimėjau. Tačiau kažkokios nuotaikos tokios nėra geros prieš dar likusias paskutinės rungtys, kadangi vis stiprėja nugaros skausmas ir nežinau, kaip pavyks baigti varžybas, bet kovosim, manau, iki galo. Na štai taip, girdėjote patys, ką sakė Vidas Blekaitis, tarsi apsidraudžia jisai nuo netikėtumų, nugaros traumų. Ar tai yra pasiteisinimas ir iš tikrųjų įkankina šį? Na, iš tikrųjų sunku pasakyti, manau, kad tai tikrai labai realus dalykas, daugeliu galiūnų skauda nugarą ir dažnai kam skauda, neaišku, kiek tai stipriai, jeigu nedaug, tai nemaišys varžybom, o jeigu iš tikrųjų stipriai, tai tada sunku startuoti. Na, girdėjote patys, šioks toks akmenukas buvo mestas į Vytauto Lalo daržą iš Vido Blekaičio, tikėjausi stipresnio pasipriešinimo. Beje, stebint paskutinėje rungtyje, kurią matėme, Vytauto Lalo pasirodymą, iš tikrųjų nustebino tas laikas 36 sekundės. Pradžia buvo beprotiškai rami, olimpinė ramybė ir atrodė, kad gali laikyti ilgiau nei minutę netgi. Arba bent jau apie minutę. Kasgi ten atsitiko, kaip jūs galvojate? Sportininkas yra užsiminęs, kad yra gavęs šioje rungtyje kažkokiose varžybose traumą peties ir galbūt nėra pilnai atsistatęs ir kažkas maišo dėl to. Nes tikrai fizinė jėga turėtų leisti ilgiau išlaikyti tos svorius. Nes matėme, kad Vytautas Lalas tarsi buvo užsibrėžę savo minimalų laiką, užimta 5. vieta, iš veido nesimatė, kad jis kad būtų nepatenkintas įvykusią rungtymę, ar ne? Taip linktelėjo galvą, lyg tai viskas ramu. Tikriausiai sportininkas realiai vertina savo galimybės toje rungtyje ir žino, kad kitos rungtys yra jam pavykę sėkmingai ir kitas rungtyse galvoja atsilošti tos taškus. Taip, o čia mūsų laukia dar viena rungtis, kurią jau matote, jau prasidėjo, tai yra skydo nešimas 182,5 kg. Trumpai šias taisyklės šios rungtys. Distancija yra 25 metrai ir sportininkas žingsniuoja tol, kol sugeba, kol gali, maksimalią distanciją, kas 25 metrai reikia apsisukti. Lietuvos rekordas yra net 150 metrų, tai iš tikrųjų šiandien, manau, nepamatysime tokio rezultato, bet norint pasiekti rekordą reikia labai ilgai žingsniuoti. Na, o Vytautui Lalui, ar galime pasakyti, kad jau šiek tiek padai dega po tos paskutinės rungties 2 svarmenų laikymo, kai jisai buvo 5, juk jo tikslas tik tai pirmas, tik pirma vieta atvers durys į finalą. Na, be abejo, dabar jisai nuo Vido Blekaičio atsilieka 1 tašku, tai reikia bandyti atsilošti ir kitose rungtyse laimėti, jeigu nori laimėti šį etapą. Na ir matome, Vytautas Lalas ir toliau žingsniuoja, Dainius Repšys jau parodė savo rezultatą, tai yra 50 metrų. Įdomu, koksgi bus Vytauto Lalo rezultatas. Dar kartą priminkite, koks rekordas yra 150 metrų. 150 metrų. Vytautas Lalas pademonstruoja taip pat neblogą rezultatą, 98 metrai, o štai čia jo brolius
Marius Lalas ir Donaldas Andriulis. Donaldas Andriulis, kasgi čia, tarsi apkvaitęs, jisai mėtamas į vieną pusę ir kitą, ar čia gauta trauma, kas sąlygoja tokį rezultatą, 14 metrų, tik tai. Kartais tokie rungtie sportininkui užspaudžia kvėpavimą ir jisai praranda akimirkai sąmonę ir tikriausiai tas atsitiko ir jis išmetė tą svorį. Esu matęs, kai pasaulio čempionate sportininkas po metro, po 2 nukrenta, atrodo kaip be sąmonės. Tai iš tikrųjų vis tik tai Donaldo Andriuliui baigėsi viskas gerai, jis tik tai išmetė ir pats negriuvo su svoriu. Nu kągi, tai svarbiausia, be jokios abejonės, svarbiausia yra sveikata. Marius Lalas demonstruoja puikų rezultatą ir toliau jisai žingsniuoja, žiūrovai palaikydami jį ploja. Na, štai jau mėtosi į šalis ir Marius Lalas. Be jokios abejonės, kuo didesnio rezultato norisi jam. Brolis pademonstravo 98 metrus, nunešė tiek svorį, 182,5 kg, o Marius Lalas, tuoj pamatysime jo rezultatą, 110 metrų 54 cm. Nebloga brolio akistata. Na, Marius Lalas šitoje rungtėje yra labai stiprus ir mėgsta šitą rungtį. Jisai tikrai galėtų daugiau žingsniuoti, bet manau, kad šiose varžybose jam užtenka šio rezultato. O čia Vilmantas Bliujus ir Vidas Blekaitis. Patyręs Vidas Blekaitis ir tarsi vulkanas sproginėjantis Vilmantas. Bus labai įdomu stebėti šią kovą. Kasgi nugalės, jaunatviškas maksimalizmas ar patyrimas. Nors kita vertus, Vidas Blekaitis taip pat emocijų žmogus, ar ne? Be abejo, abu sportininkai emocingi, kartu treniruojasi, tai iš tikrųjų labai įdomi kova. Vienas nori įrodyti jaunimui, kad yra stipresnis, o jaunimas nori įrodyti veteranam, kad yra stipresnis. Tai na, kažkaip liežuvis neapsiverčia dar Vido Blekaičio vadinti veteranu, bet sakykime taip, 50 metrų jau įveikta. Priminam, geriausias laikas 110 metrų. Na, Vilmantui Bliujui jau matome slystas skydas iš rankų. 75 metrai įveikti. Ar iš tikrųjų sugebės dar toliau žengti? Vilmantas Bliujus, na, jau matėsi, kad paskutiniai metrai žengiami. 77 metrai. Taip pat neblogai. Na, sunku suprasti, ar patenkintas tokiu rezultatu Vilmantas Bliujus? Na, gal rezultatų nepatenkintas, bet patenkintas, kad aplenkė Vidą Blekaitį, manyčiau. O Vidas Blekaitis, na, neaplenkė Vido Blekaičio, 75 metrai. Kažkas atsitiko Vidui Blekaičiui, bandant apsisukti su skydu. Ir štai matome rezultatus. Marius Lalas puikiai pasirodė, 110 metrų. Vytautas Lalas, 98 metrai. Vidas Blekaitis, 5. 75 metrai. Na ir Vilmantas Bliujus visgi šioje mikrodvikovoje aplenkė Vidą Blekaitį. Kaip galvojat, kasgi tam buvo? Na, iš tikrųjų, galbūt Vidas pasidavė, numetė svorį, galbūt nugarą labai pradėjo skaudėti. To mes jau nežinosim. O štai rezultatai po 4 rungčių, primenam iš viso 6 rungtis. Vytautas Lalas, pirmauja 2 taškais, Vidas Blekaitis 2. Marius Lalas, jeigu neklystu, 3. Vidas Blekaitis, jeigu būtų geriau pasirodę šioje rungtyje, pirmą vietą jau būtų. Šiandien nunešė 110 metrų. Ar nebuvo kilus mintis pabandyti pagerinti Lietuvos rekordą šiandien? Šiaip planuose apskritai nebuvo gerinti kažkokį rezultatą, bet kadangi brolis nuėjo apie 100 metrų, tai teko jį aplenkti ir ėjau jau kiek galėjau. Iš tikrųjų dar jeigu buvo, bet taupiaus kitom rungtim. Na, o čia dar vienas kūrinys atsikvėpimui nuo galiūniškų sporto aistrų. Reikia būti savimi. Na, mergaitės, dar kartą garsiai. Netikėk, ką priešai suos, ką šnekės tos svetimi. Šis gyvenimas kitoks. Reikia būti savimi. Netikėk, ką priešai suos, ką šnekės tos svetimi. Šis gyvenimas kitoks. Reikia būti savimi. Netikėk, ką priešai suos, ką šnekės tos svetimi. Šis gyvenimas kitoks. Reikia būti savimi. Ir dar. Netikėk, ką priešai suos, Paskutinį kartą. ką šnekės tos svetimi. Šis gyvenimas kitoks. Reikia būti savimi. Na, puikios emocijos konkuliuoja Visagine 4. galiūnų
čempionato etape, o mes grįžtame prie svarbesnių dalykų. Tai yra prie mūsų rungčių. Toliau matysite automobilio atkėlimo rungtį ir paskutinę naščių nešimo ir svarmenų rungtis. Likite su BTV. Sveiki sugrįžę į Visaginą, kur vyksta Lietuvos galiūnų čempionato 4. etapas, kurį transliuoja BTV televizija. Jeigu jums patinka aistros, jeigu jums patinka azartas, jeigu jums patinka tikra vyriška kova, nepraleiskite šio reginio. Visaginas, miestas, kuriam pavadinimas buvo suteiktas pagal Visagino ežerą, kažkada jisai vadinosi Sniečkumi, o dargi netgi buvo svarstomi tokie pavadinimai kaip Galiūnai arba Atomava, kad ir japonai galėtų nesunkiai ištarti pavadinimą. Čia šiek tiek žiupsnelis istorijos. Mes primename, kokia situacija čia vyksta. Rugpjūčio 25 dieną vyks finalas, Lietuvos galiūnų čempionato finalas. Ir dabar dalinami paskutiniai kelialapiai į finalą. Priminsime, kad šias varžybas mums padeda komentuoti Žydrūnas Savickas. Ir Žydrūnai, dar kartą priminkime, kurie žmonės jau tikrai dalyvaus finale, užsitikrino vietą finale ir kas dabar bando prigriebti paskutinius kelialapius į finalą. Saulius Brusokas, tikrai jau ir Vidas Blekaitis yra Vidas Blekaitis ir Žydrūnas Savickas, taip? Ir dar 3 sportininkus sužinosime šiandien. Didžiausias galimybės turi Vilmantas Bliujus, Donaldas Andriulis ir aišku Vytautas Lalas, kuris šiandien pirmauja ir jam reikia laimėti šitas varžybas ir tada bus aiškus šitas šeštukas. Ir taip pat pretenduoja Marius Lalas, kuris parodė paskutinėje rungtyje labai neblogą rezultatą, taip? Tačiau jam reikėtų aplenkti Vytautą Lalą ir tada Vytautas Lalas nepatektų į finalą. O štai kokia įdomi situacija. Tai jeigu Marius Lalas užima, sakykime, 2. arba 3. vietą, jis nepatenka, taip? Tada jis nepatenka. Jeigu Vytautas Lalas užima 1, jis patenka, Donaldas Andriulis, Vilmantas Bliujus pasirodo savo galimybių ribose, jie patenka, tai oho, situacija iš tikrųjų įdomi. Štai taip, Mariui Lalui, na, iš tikrųjų baisu sakyti tokį žodį brolžudiška kova, ar ne? Na, iš tikrųjų, manau, kad broliai bus patenkinti ir vienas finale taip pat neblogai, nes vis tik tai Marius Lalas buvo traumuotas ir negalėjo dalyvauti visuose etapuose. Jeigu jis būtų dalyvavęs, tai jis tikrai būtų patekęs lengvai į finalą. Bet kadangi sportininkas nepateks tikriausiai šešetuką, tai nepatekęs sportininkas važiuos į čempionų lygos etapą Rusijoje. Taip. Ir tai bus tikrai nebloga kompensacija. Na štai taip. Galbūt dar neskubėkime sakyti, ar Marius Lalas pateks į šešetuką ar ne, juolab, kad paskutinėse rungtyse jo rezultatai daugiau nei puikus. Na, iš tikrųjų, dar liko 2 rungtys ir viską pamatysime. Ir netgi drįščiau sakyti, kad jeigu abi rungtys Marius Lalas laimės, jis gali atsidurti 1 vietoje. Kol kas Vytautas Lalas 3 taškais lenkia Vidą Blekaitį, kurį dabar ir matome. O čia automobilio atkėlimo rungtis. Na, pabandykime šią rungtį pristatyti žmonėms, kurie visiškai nesusiję su galiūnų sportu. Esmė, kuo daugiau iškelti automobilį, kuris sveria. Na, automobilis sveria tikrai daugiau negu toną, bet sportininkui panašiai šiose varžybose teko atkelt apie 280 kg rankose, nes tas prietaisas reguliuojasi, kaip arti stovi sportininkas ir taip galima pareguliuoti svorį. Taigi ne visi sportininkai susidorojo su šia užduotim, bet kurie susidorojo, tai atlieka tikrai ne vieną kartą. Vidas Blekaitis matė 4 kartai, puiku. Pataupė jėgas iš tikrųjų, galbūt nugarą skauda ir matyt norės paskutinį rungtį geriau pasirodyti. Na, primenam, Vilmantui Bliujui reikia užimti ne žemesnį nei 6. vietą. Jam kiekvienas taškas taip pat yra labai svarbus, beje, kalbant apie Vidą Blekaitį, iš tikrųjų jis ir duodamas interviu, BTV televizijai taip pat užsiminė, kad esu puikiai pasiruošęs, bet nežinau, ką man iškrės nugarą, nes jaučiu šiokius tokius padarinius dėl nugaros traumos. 4 kartai jūs įvardinot kaip kuklų Vilmanto Bliujų, atsiprašau, Vido Blekaičio pasirodymą. Be abejo, sportininkas tikrai iškeltų daugiau negu 10 kartų šitą sportį, bet apsiribojo 4 kartai.
Vilmantas Bliujus 7 kartus iškelia automobilį. Įdomi taktika. Na, sakykime, mums nesusijusiems su Goliūnų sportu atrodo, kad su batais lengviau kelti automobilį. Kodėlgi taip nusimama? Na, kadangi padas šiek tiek vis tik yra, taip pat sportininkas stovi aukščiau, tai praloši 1-2 cm keliant, Kurie taip pat yra labai svarbus. kurie gali būti lemiami, todėl sportininkai bando atsistoti kuo žemiau. Na štai taip. Gerai, Vilmantas Bliujus 7 kartai, Vytautas Lalas. Tiesiog geriau negu Vilmantas Bliujus. O dabar labai įdomu bus stebėti Marių Lalą, kuris ar sugebės aplenkti brolį ar ne. Kas iš brolių šioje rungtyje yra stipresnis, kaip galvojate jūs? Na, Vytautas Lalas tikrai stipresnis, bet kadangi Vytautas Lalas atkėlė tik 8 kartus, tai manau, kad Marius Lalas gali atkelti daugiau. Koks Lietuvos rekordas šioje rungtyje? Na, rekordas nefiksuojamas, nes kiekvienose varžybose skirtingi svoriai keliami. Jeigu įmant tokį rezultatą, kuris būtų fiksuojamas, tai yra 340 kg, atkėlimas yra 15 kartų. Žiūrėkit, kokia įdomi situacija. Jeigu neklystu, jau 9 kartai, tarsi to ir užtenka, 9 kartai. Marius Lalas bandys dar kartą iškelti, tikrai jo pasirodymas bus geresnis nei brolio. Ir visi šansai, kad jis dar kartą užims pirmąją vietą. 13 kartų. Jeigu neklystu, laiko lieka nedaug. Marius Lalas, ar nustebino šiuo pasirodymu? Na, iš tikrųjų, puikus pasirodymas ir džiaugiuosi už sportininką, kad laimėjo dabar 2 iš eilės rungtis. Ar Vytautui Lalui turėtų būti ramu? Na, jis gražiai pasveikina brolį. Na, manau, kad Vytautas Lalas vis tik ramiai jaučiasi. Bet šiek toks skaičiavimas matėme yra. Marius Lalas ir Tadas Gečas pasirodo puikiai, dalinasi pirmąją, antrąją vietas. Vytautas Lalas 3, 4 Bliujus, 5 Vidas Blekaitis. Na, matome ir kas pasirodė šiek tiek prašiau automobilio atkėlimo rungtyje. Ir dabar mūsų laukia paskutinė viską lemianti rungtis. Na ir pristatykime šią rungtį, po kurios išaiškės visi rezultatai, bus sudėti visi taškai ant į. Naščių nesiimas, 400 kg, 20 metrų ir sportininkas atgal neša 140 kg sveriančius lagaminus, taip pat 20 metrų. Na, matėme, kad ir broliui Lalai ir kiti sustoja, skaičiuoja rezultatus. Ar ne? Kiekvienas taškas dabar svarbus. Dabar kiekvienas taškas svarbus, nes ypatingai kova vyksta tarp Vido Blekaičio, Mariaus Lalo ir Vytauto Lalo ir Vilmanto Bliujo, tai šioje rungtyje viskas išsiaiškins, susidėlios tas. Donaldas Andriulis ramus? Donaldas Andriulis yra ramus, nes jisai šioje rungtyje tiesiog turi nunešti viską iki galo ir tai garantuotų jam vietą finale. Na štai Vitalijus Grižanauskas, kuriam neslėpiu simpatijų, ar neperdegė jisai šiuose varžybose? Na, iš tikrųjų, sportininkas vis kitose 3 etapuose puikiai pasirodė, o paskutinėme etape, nors neturėjo šanso kovoti dėl finalo, galbūt dėl to jisai nekovojo taip kaip įprasta ir matome silpniau pasirodantį šiandien. Na, bet kokiu atveju tiek Vitalijui ir tiek kitiem galiūnams turėtume pasakyti didelį dėkui, kad jie negalėdami savo jėgų vis tiek kaunasi, suteikdami žiūrovams kuo daugiau malonių emocijų. Tadas Gečas, šiek tiek apie šį galiūną, jisai prieš paskutinėje rungtyje dalinosi pirmąją, antrąją vietą su Mariumi Lalovu. 13 kartų atkelti automobilį, sverinti tiek daug, iš tikrųjų ne jokų darbas. Na, sportininkas ilgus metus dalyvauja jėgos trikovės varžybose, kur atkelimas yra viena iš 3 rungčių, taigi šioje rungtyje jis yra tikrai labai stiprus. Ir šiose rungtyse atkelimo jisai pritupimo jaučiasi ypatingai stiprus, o kitose rungtyse, kadangi pirmas sezonas galiūnų sporte, jaučiasi patirties trūkumas, bet kadangi sportininkas yra labai stiprus, puikiai pasirodė kai kuriuose etapuose ir manau, kad kitam sezone tikrai padirbėjęs kips lyderiam į atlapus jau ne vienoje ir ne 2 rungtyse. Beje, kalbant apie galiūnus ir jų pasiruošimą, ar įprasta galiūnams yra turėti trenerius, ar tai yra asmeninis pasiruošimas? Na, iš tikrųjų, dauguma sportininkų sportuoja individualiai, tačiau, aišku, turi dauguma ir trenerius. Bet labai galiūnai yra draugiški ir viens kitam patarė, viens kitą treniruoja, taigi iš tikrųjų treniruotės dažniausiai būna
kartu visų galiūnų. Štai matome Tado Gečo laikas, rezultatas Našius nunešė 13 metrų, o štai Mindaugui Jarui sekėsi šiek tiek prašiau 7 metrai 90 centimetrų. Na ir mes artėjame prie pagrindinių šio ketvirtojo etapo pasirodymų. Štai čia Donaldas Andriulis iš Kaišiadorių, kuris dalyvavo, jeigu neklystu, visose etapuose, ar ne? Tai sportininkas, kuris dalyvavo visose etapuose ir visose užėmė gan aukštas vietas ir tai garantavo jam puikų kiekį taškų. Taip, Donaldas Andriulis ramiai ir užtikrintai, kaip ir sako Žydrūnas Savickas, dalyvavo visose etapuose, dabar jam yra ramu, jis jau ko gero tikrai finale. Na ir pasižiūrėkime, kasgi vyks šiuose varžybose, šioje dvikovoje, taigi startas netrukus bus duotas, pasiruošę abudu galiūnai. Tačiau matome Donaldą Andriulį mojuojantį rankomis, kasgi čia vyksta. Na, sportininkas užsisakė per žemai ir matyt net kėlė 400 kg, tai nutarė jau davus startų jisai pasitaisyti ir startuoti vėliau. Pažiūrėsim, kaip seksis. Iš tikrųjų daug laiko sugaišo, bet vis tik tai reikia dirbti, norint patekti į finalą toliau. Na, iš tikrųjų neįtikėtina situacija, pirmą kartą matyta tokia situacija, laikas taigi bėgo, kai buvo taisomi našiai, kad būtų patogiau, bet nepaisant to, ko gero, Donaldas Andriulis dabar šovęs kaip kulka aplenks savo Na, iš oponentą. tikrųjų, kadangi Dainius Repšys šioje rungtynėje nėra labai stiprus, tai Donaldas galbūt ir pasieks ne tik pergalę prieš jį, bet ir finišuos ir pasieks neblogą rezultatą, nes daugelis sportininkų neįveikė Naščių. Na, sakykim taip, Donaldas Andriulis sugaišo, na kiek, iki 10 sekundžių, ar ne? Panašiai apie 10 sekundžių, tai iš tikrųjų, kada daug sportininkų nefinišavo, tai per nelik daug nelėmė. Donaldas Andriulis iš tikrųjų nusipelnė žiūrovų simpatijų, turbūt ir jūsų. Taip prastai pradėjęs šią rungtį, turbūt ir pačiam jam dabar juokinga nuo to, kas įvyko. Džiaugiasi ir kiti galiūnai jo pasirodymų. Dainius Repšys, na, rezultatas ganėtinai kuklus, bet Donaldas Andriulis iš tikrųjų praskaidrino šias varžybas. O dabar Vilmantas Bliujus ir Vidas Blekaitis vėl vienas kitą pažįstanti pora. Birštonas prieš Alytų. Na, štai taip bando užvesti abudu galiūnus šio renginio vedėjas Vidas Blekaitis. Paskutinėse rungtyse gal nekaip pasirodė, šiandien jisai vieną rungtį laimėjo, o štai ši rungtis, ko gero, Vidui Blekaičiui yra patogesnė. Manau, kad tai yra jo mėgstamiausia rungtis, Naščių nešimas ir lagaminų nešimas taip pat. Jūs tik tai pasižiūrėkite, ką išdarinėja Vidas Blekaitis. Na, šiek tiek savigarba, ko gero, buvo užgauta, kad Vilmantas Bliujus sugebėjo prieš tai buvusioje rungtyje jį nugalėti. Na, dabar, sakykime, taip 1-1. Na, iš tikrųjų, kažkokia principinė kova šį kartą vyksta tarp Vilmanto Bliujo ir Vido Blekaičio. Na, matėte, Vidas Blekaitis tarsi Usainas Boltas, dar spėjo kairę į dešinę pasižiūrėti, taip rodydamas, kad šansų jokių neturėjo Vilmantas Bliujus, o čia kova tarp brolių. Pažiūrėsim, ar tas pažiūrėjimas atgal nelėmė blogesnės vietos, nes Marius Lalas pasiekė labai puikų rezultatą ir gali būti, kad jisai aplenks Vidą Blekaitį vien dėl to, kad jisai pasižiūrėjo, kaip Vilmantas Bliujus eina. Beje, iš tikrųjų labai taiklus pastebėjimas, Vytauto Lalo laikas 21:41, taip ir yra. Vytautas Lalas 21 sekundė 41 šimtoji, Vidas Blekaitis. Na, sugaišė šiek tiek pasižiūrėjimams 1 sekundę antras. Ir po Našių ir svarmenų nešimo rungties mes ko gero galime pasižiūrėti į galutinius rezultatus. Vytautas Lalas 47 taškai, jis patenka į finalą. Marius Lalas antras 42,5 taško, jis nepatenka į finalą. Vilmantas Bliujus patenka. Taip pat patenka Donaldas Andriulis ir Saulius Brusokas. Na kągi, sveikiname visus galiūnus, dėkojame Visagino miestui, galiūnams dėkojame už tai, kad pademonstravo mums tokį puikų, azartišką, įdomų reginį, čia apdovanojimų ceremonija. Na, sakykime taip, netikėtumų pernelyg didelių nebuvo, bet kova iš tikrųjų buvo labai įdomi. Taip, kova buvo įdomi ir netikėtumas tas, kad Marius Lalas aplenkė Vidą Blekaitį ir labai kurioziškai, nes pats Vidas Blekaitis prisižaidė. Na taip, ir vietoje antros vietos smuktelėjo į trečią, bet Vidas Blekaitis patenkinęs, o mes pakalbinkim čempioną. Vytautas Lalas. Nugalėtojas
Vytautas Lalas. Pirmosios mintys po apdovanojimų. Mintis yra labai geras. Iš tikrųjų tik norėjau patekti į trejetuką. Čia toksai mažas pasiruošimas tiek man, tiek Žydrūnui pasaulio čempionatui, taip kad kova tikrai bus įnirtinga. Dėkojame BTV žiūrovams, stebėjusiems šią transliaciją. Dėkojame Žydrūnui Savickui, kad komentavo šias varžybas. Iki pasimatymo finale. Iki.